Labą dieną, merginos, su jumis aš Alma ir ateinu pas jūs su pavasario naujienų degustacija. Pagaliau nuo balandžio 16 dienos ateina pavasario naujienos ir jos šiemet yra pasipildžiusios nuostabiais produktais, kai kuriuos jūs jau pažįstate, kai kurie tai bus labai nauji produktai ir aš jau pati esu asmeniškai visus išbandžiusi ir tikrai yra fainų dalykų, kurie tinka kiekvienai iš jūsų. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo tokios naujienos, kadangi jau pavasaris įsibėgėja ir tikiuosi šilti orai jau netrukus mus džiugins ir džiugins, kad ateis su basučių sezonu. Pradėsiu nuo pedikiūro rinkinių. Tai yra nereali galimybė pasidaryti pedikiūrą namie, ką aš asmeniškai ir darau ir mane labai džiugina, aš pati jau išbandžiau pedikiūro rinkinį. Ir tai nėra visiškai, ta prasme, kad mums būtų kažkas labai naujo, prieš porą metų buvo irgi pedikiūro rinkinys ir dabar kompanija išgirdo mūsų prašymus irgi sugrąžino, tik jau jisai yra atnaujintas, padidintas ir dar geresnis. Kas tai yra? Pažiūrėkit, kokie labai faini produktai. Dabar dėžutė šitaip atrodo. Ir į tą mūsų pedikiūro rinkinį, kad vasarai pasiruoštume kojas, yra įdėta skrabas, kojoms skrabas, toliau kojoms balzamas pėdų, yra pemza ir dildė. Dildė tai yra dvipusė ir jinai šlifuot, poliruot nagus. Kas mane labai nustebino, iš tikrųjų, aš pati kai išbandžiau, mane labiausiai nustebino pemza ir man tai buvo toks malonus netikėtumas, atradimas, nes aš biškelį naudoju kitokį dalykėlį kojoms šveisti, bet man iš tikrųjų labai patiko, jinai yra nuostabios širdutės formos, kaip gražiai atrodo, ir kas įeina į tą rinkinį. Čia yra kvapas, tai yra rozmarinų mėtų kvapo, labai skaniai kvepia, pasižymi visinamuoju, gaivinamuoju poveikiu. Taip pat yra žaliųjų mėtų ir pipirmėčių lapelių ekstraktas, susipina su rozmarinais. Kaip aš sakiau, yra dvipusė dildė, kuri modeliuoja ir blizgina nagus, šveitimas sudrėkina, masažuoja šveitiklį ir jie yra, ypač šiurkščias vietas, panaudoti pemzą. Iš tikrųjų labai gerai įsidrėkina ir tobulai tos kojos. Žinote, aš ką rekomenduoju, kaip aš darau, tai iš pradžių aš visada mirkau karštam vandenį. Ta prasme, tokiam įsipilu į indą ir kokį pusvalandį pamirkau kojas, tada šveičiu, tada su šveitikliu, su pemza, tobulai. Aš žinau, kad pedikiūro rinkinio tai yra mano numeris 1 ir aš tikrai neinu pas pedikiūristę darytis pilno pedikiūro, tiesiog aš nusilakuoju nagus, nes viską pasidarau namie. Tai va, kita naujiena tai yra kiekvienais metais sugrįžtantis mėtinis pėdų balzamas. Tos, kurios jau esate jau seniau Amerikėj kompanijoje, šitas mėtų kremas, pėdų kremas, jisai yra hitas ir moteris jį šluoja. Todėl jisai yra iš ribotos linijos ir aš dar kartą pasikartosiu, tai kas yra ribota merginos, iš karto imat ir nelaukiat mėnesio pabaigos ar kito mėnesio. Kodėl? Dėl to, kad dažniausiai gali būti, kad nelieka šitų produktų ir mėtinis kremas tai yra vienas iš tų, kurių dažniausiai jisai nelieka. Jo kaina yra 15 eurų klientei, mums su konsultantės kaina 40% yra 9 eurai. Toliau, ką jisai daro? Jisai drėkina, minkština, tonizuoja, suteikia lengvumo jausmą, nuima pėdų nuovargį, deginimą, nuima pabrinkimus. Aš jį visada, jo kiekis yra 88 ml, visada pasiimu į kelionę. Jisai nuima tos visus pabrinkimus, nuima skausmą. Jisai yra, jeigu tarkim nosį užgulė, drąsiai galit pasitepti, pramuša slogą. Jeigu te kas nors skauda, irgi pasitepė, jisai nuima. Toliau, ką jisai dar. Tai žodžiu yra ingredientai, kokie čia yra. Pipirmėčio ekstraktas yra antiseptiniam savybėm, mažina nuovargio jausmą, atgaivina. Rozmarinas antioksidantas, neutralizuoja laisvųjų radikalų poveikį. Baltojo gluosnio žievė tai yra, jisai tonizuoja ir sutraukia kraujagyslės. Kas turite vasarą tokią problemą, kada kojos tinsta, tai jisai yra tikrai numeris 1. Ir aš pati esu ne vieną kartą išbandžius, kada eini su ankštom basutėm karštą dieną ir paskui žinai, kad išsimauni ir negali įkišti. Ir aš esu išbandžius, kad tikrai sutraukia, nes turėjau tokią patirtį. Praėjo keletas minutų jį sutepus ir aš puikiai įkišau į basutes. Toliau yra citrinžolės ekstraktas, gaivina, tonizuoja ir eukalipto aliejus, kuris pasižymi antiseptinėmis savybėmis ir mažina žaizdų, skatina žaizdų gijimą. Dar kokia jo geras dalykas, kad jisai ir gali būti tepamas toms moteris, kurios ir žiemos metu nešioja sijonus ant pėdkelnių. Jisai nepalieka pėdsako ant pėdkelnių, neprakiūra tos pėdkelnės, tiesiog jūs uždedat ir jisai išmasažuojat visą, galima jį nuo pėdos iki pat kelieno,
išmasažuoja ir nušaldo, ta prasme, ir tos pėdkelnės nesusitepa ir kojos yra tobulai sutvarkytos ir jūs tiesiog jaučiate, kad ypatingai toms, kurios sėdimą darbą darote, jisai atpalaiduoja kojas ir jis turi šaldantį poveikį. Šaldantį ir žiemos metu, šiaip aš jį keičiu biškį kitkuom, nes man ištisai kojų šala, tai aš jį naudoju tik tai vasaros metu, bet naudoja mano merginos, kada yra sloga. Tai va, tokia naujiena. Sugrįžta vėl į naujienas ultra drėkinamųjų, super drėkinamųjų kaukių rinkinys, jau jos pamėgtos, pamiltos mūsų. Tai yra lakštinės kaukės, kurių pakuotėje yra 8 vienetai ir jos super drėkinančios. Šitos kaukės yra panašios į mūsų prabangę bioceliuliozės kaukę, bet kadangi bioceliuliozės kaukė merginos ne visos sau leidžia įsigyti, tai alternatyva lakštiniam kaukėm yra būtent super drėkinamoji kaukė, kuri susidaryta yra iš 2 dalių. Tai yra skystis, tai yra serumas, kuris yra perstumiamas į medžiagos dalį, kuri yra su medžiagos dalim, audinių skiautė ir kuri pavirsta paskui į kaukę, kurią mes uždedam. Aš parodysiu. Antroji pusė yra parodyta, kaip ją naudoti. Tiesiog ją reikia va taip sulenkti. Visas skystis jisai sulenkiam. Ir va čia yra rodiklės ir taip supurškiam. Ir tiesiog tada gražiai ją va taip išskaidom, kad jinai susigertų, tada nuplėšiam ir viską sudedam ant viso veido. Tai šita kaukė yra, kaip sakiau, 8 vienetai, jos kaina yra klientai 54,50, su mūsų nuolaida yra 32,70. Mums vienas vienetas kainuoja tik tai 4 eurai. Save palepinti. Šitą kaukę galima naudoti kasdien, jinai yra super drėkinamoji kaukė, jinai yra naudojama, galima vežtis į kelionę, galima naudoti ryte arba vakare, jokio skirtumo. Yra nedirgina, nesukelia alergijų ir kas labai faina, kad jinai yra visada šviežia, mes visada ją pasidarom šviežią. Ir kokios yra aktyvios medžiagos? Yra hialuronas, tai yra natrio druska, pasižymi gebėjimu ypatingai sugerti vandenį. Ji laikoma viena iš geriausiai drėkinančių ir epidermį saugančių nuo išsausėjimų priemonių. Hialuronas, jisai drėkina odą, sumažina dirginimo ir alergijų tikimybę, didina odos atsparumą išorės dirgikliams. Hialuronas drėkina saugo odą nuo išsausėjimo ir lygina odos atspalvį. Alantainas, natūralus šlapalo darinys, randamas javų daiguose, kaštonų kevale arba vaistinės taukės šaknyse. Nesukelia alergijos, jis nekemša porų, nedirgina odos, nesukelia alergijų, mažina dirginimą ir paraudimą. Į šitą kaukę dar įeina glicerinas, irgi, kuris geba prasiskverbti į raginę epidermio sluoksnį, todėl gerai veikia tiek pačiame paviršiuje, tiek gilesniuose odos sluoksniuose. Ir įeina dar vienas produktas, tai yra aukštosios piliažolės nigra žiedų ekstraktas. Ką jisai turi? Turi vėsinantį prieš uždegiminį poveikį, raminantį ir šitą kaukę, jinai tinka visom. Kuo jinai skiriasi nuo bioceliuliozės, šita kaukė nėra nuo raukšlių. Tiesiog yra super drėkinamoji kaukė, jinai skirta yra drėkinimui, atidrėkinimui, tarkim, jeigu jūs esat stipriai išsausinus veido odą, stipriai nudegėt nuo saulės, drąsiai galima jį tepti. Ką rekomenduoju, ją naudoti tik vienkartinai, nekišti atgal audinio, kada nuimat nuo veido, laikom 20-30 minučių ir iš tikro, ką aš rekomenduoju, tas skystis, kuris lieka čia, sutepam ant kūno, ant rankų, ant kojų, mūsų odoms visada trūksta drėgmės. Visada. Tai šitas skystis irgi tobulai tinka visam kūnui. Kuo jinai skiriasi dar nuo mūsų tinginio kaukės? Tinginio kaukė jinai yra tokia, čia yra, matot, pačios turim pasidaryti. Ja yra vienkartinė, ta prasme, kiekvieną kartą šviežiai daromės, laikom 30 minučių, o tinginio kaukę ją užtepiam ir einam miegoti. Žodžiu, jų skirtumas toks, tiesiog plus dar tinginio kaukė jinai turi vitamino B3 ir kitų šviesinamųjų priemonių. Dar kuo jinai yra skiriasi nuo bioceliuliozės, kad bioceliuliozės yra 4 vienetai įpakavimo, o čia šitoj kaukėje dėžutėje yra 8. 8 įpakavimai ir mes save lepinam dažnokai. Galim lepinti. Tai va, tokia būtų naujiena su ultra drėkinamąja kauke. Laukim kitos naujienos. Kitas produktas, kuris sugrįžta kiekvienais metais ir kuris yra reikalingas kiekvienoje šeimoje ir tinkantis kiekvienam šeimos nariui, tai yra drėkinamasis gelis po kaitinimosi saulėje. Jo yra labai didelė pakuotė, čia jisai yra gelinės konsistencijos ir labai gerai įsigeria. Jisai yra naudojamas grįžus po deginimusi po saulės, išsitepam po dušo visą kūną, atšaldo, atvėsina, nuima perštėjimą, nuima niežulį. Jeigu, tarkim, jisai gali būti naudojamas, tarkim, jeigu jūsų kandų uodai, irgi drąsiai galit
susitepti, jisai nuima niežulį. Tarkim, jeigu skutat kojas, po skutimosi tobulai šaldo odą, atvėsina, nuramina. Dar ką galima, jisai nedirgina odos, nesukelia alergijų, tinka, kaip jau sakiau, visiems šeimos nariams. Ir kokie yra ingredientai. Tai yra tailandietiškas vanilės vaisių ekstraktas, ramina odą ir vėsina, atpalaiduoja odą. Ir žaliosios arbatos lapų ekstraktas, antioksidantas, saugo odą nuo išorės aplinkos veiksnių, ramina ir šalina paraudimus. Rausvosios radiolės ekstraktas atstato epidermį ir sugrąžina odos ląstelių energiją. Tai va, dar vienas nuostabus, jisai yra iš riboto kiekio kolekcijos, pas kiekvieną šeimą turėtų būti šitas kremas, gelis, kaip pakaitinimosi saulėje pas jūs turėtų būti, nes ateis vasara, vaikai, anūkai, šito visiems prireikia. Galbūt žinote, kas nors, arba jūs pati važiuojat, arba draugės važiuoja, šitą gelį būtinai rekomenduokit, nes jisai yra tobulas po kaitinimuose saulėje ir ne tik. Jo kaina mums ir klientėms yra 22, o mums yra tik tai 13,20. Tai žodžiu, jo kiekis yra labai didelis, beveik 200 ml ir jo užtenka, jeigu visą šeimai, tai užtenka ilgam. Tai va, iki kitos naujienos. Na ir visiška naujiena, dabar pereinam prie visiškų naujienų. Tai yra visų pirmiausia, mineralinis veido kremas nuo saulės su SPF 30. Ką tai reiškia? Tai yra inovatyvus, dar niekada nebuvo tokio pas mus kompanijoje produkto, kuris turi filtrą, bet filtras yra mineralinis, o ne cheminis. Šitie kremai bus, iš tikrųjų yra tom moteriam, kurios iš tikrųjų dirbate, rekomenduoti tom, kurios yra alergiškos cheminiam filtrui. Tai yra, tarkim, mūsų kremams su SPF, tai yra Tamvaizo arba Tamvais Repairo, kada užtepus truputėlį kandžiojasi ir tos jos negali naudoti būtent šitų kremų dieninių, kurie turi SPF 30. Kompanija sukūrė tokį kremą, kuris turi SPF mineralinio pagrindo. Ką tai reiškia? Mineralinis filtras sukuria fizinį barjerą ant odos tarp jūsų ir saulės, o cheminis sugeria UV spinduliuotę ir paverčia ją energiją, nekenksminga šiluma. Žodžiu, abu saugo jėdų nuo saulės, bet yra moterų dalis, kurie yra alergiška būtent tiems cheminiams filtrams. Jisai nedirgina odos, nesukelia alergijų, neužkemša porų, tinka jautriai odai. Jisai yra tepamas taip, jūs nusiprausite dienos metu, nusiprausite po drėkinančio kremo. O bet kurio, jisai gali būti naudojamas su mūsų Tamvaizo jaunystę atstatančiu kremu, kuris yra rytui ir vakarui, arba su intensyviai drėkinamuoju žėručių kremu, arba neriebia drėkinamąja želė su levandiniu, irgi drąsiai jį galima naudoti. Tai jisai yra tepamas ant jų. Jeigu šitas kremas labai mėgsta drėgną odą, jeigu jūs, tarkim, sugalvojate šitą kremą tepti ant tiesiog vietoj kremo, netepančios paprasto drėkinančio kremo, gali būti taip, kad jisai truputėlį išbalina veidą, nes čia yra įdėta cinko oksido, kurie šviesina ir lieka tokį baltą šviesų atspalvį palieka. Tai va, būtina, jisai labai mėgsta drėgmę ir drėgną odą. Tai va, šitą kremą galima įtepti ant dekoltė zonos, galima tepti rankų, tas vietas, kurios yra dažniausiai su saulė kontaktuoja, tarkim, ne deginimosi metu, bet būtent dienos metu einant į lauką. Ir šitas kremas, jį galima naudoti ir prieš makiažą, nes jisai turi, gražiai dengiasi. Toliau, kas dar? Su kitais filtrais jo nenaudoti. Tarkim, jeigu jūs tepate, nesate alergiška, tarkim, Repairo tam SPF-ui, iš vis nesate SPF-ui alergiška, jį galite tepti, nedubliuojat kartu, bet tarkim, jūs ryte susitepėte Tamvais Repair dieninį kremą ir, tarkim, jūs esate kažkur atostogose, tai šitą kremą galima tepti kas 2 valandas. Jisai toks kaip apsauginis nuo saulės, jisai yra apsauginis nuo saulės, bet tiesiog jų nemaišyti iš karto. Repairo, žodžiu, cheminio ir mineralinio nemaišyti, bet jį galima kaip papildomą apsaugą po poros valandų praėjus jį kas 2 valandas tepti. Kitas dalykas, šitas kremas, jisai nėra atsparus vandeniu, tai jeigu jūs einate maudytis, visada tepatės po maudynių šitą kremą ant veido, kad jisai apsaugotų jūs nuo saulės ir nenusiltumėt veido. Šitie kremai, jie yra, kada dar naudojama šitas kremas, kada turi moteris labai jautrią odą, kai yra retinizacijos metu. Tai tarkim, kai naudoja retinolio, bet negali naudoti dieninio kremo su SPF cheminiu filtru. Tai šitą drąsiai gali naudoti, nes mineralinis yra būtent skirtas toms, kurių yra labai jautri oda. Ir žmonėms, kurie saugo tatuiruotės nuo blukimo ir saulės poveikio. Tai va, ką dar apie šitą kremą galiu pasakyti. Tiesa, galbūt
kiek nežinau, ar domėjotės, kas yra UVB ir UVA spinduliuotės. UVA spinduliuotė yra A tipo ultravioletinė spinduliuotė, kuri prasiskverbia giliai į odą ir atlieka pagrindinį vaidmenį priešlaikinio odos senėjimo požymiams. Tai yra, jisai, kai mes nusvylam saulėje, tai yra giliai įėję spinduliai ir oda jinai dar sparčiau senėja. Toliau UVB spinduliuotė yra B tipo spinduliuotė, kuri veikia viršutinį sluoksnį. Tai yra, kai mes lengvai įdegam, tai yra UVB spinduliuotė. Ir apsauga nuo saulės iš tikrųjų yra rekomenduojama ne tada, kada žiemos metu nenaudot, jinai yra ištisus metus naudojama 365 dienas. Kitas dalykas, nes saulė jinai veikia odą net per stiklą vairuojant ir namuose, žodžiu, yra tokie pavojingi spinduliai. Tai šitą mineralinis veido kremas nuo SPF toms moterims, aišku, galite naudoti ir tos, kurios neturi alergijos, bet yra jautriaodėms ir toms, kurios turi alergiją cheminiam filtrui. Tai yra dieninio naktinio dieninio nenaktinio SPF. Tai va, tai toks yra mineralinis veido kremas nuo saulės su SPF 30. Ir dar tuoj sugrįžtam. Na ir merginos didžiausia naujiena, tai yra nauja veido sistema, tinkanti visiems odos tipams, įskaitant ir jautriausią odą. Šitą veido sistema jinai pakeis dabartinę Botanical sistemą. Ir šita sistema yra skirta, atkreipkite dėmesį, paaugliams, jautriaodėms moteriams, kurios visiškai galbūt negali naudoti tokių stiprių kremų, kurie turi ten priešraukšlinius ir visą kitą, kurios turi stiprias alergijas, kurios turi šiaip jautrią odą ir žodžiu, kaip sakiau, paaugliai, jauno amžiaus, tos moteris, kurios neturi visiškai, tarkim, dar merginos, kurioms dar nėra aktualu raukšlės ir kažkokių ten problemų ant veido nėra, tiesiog tam, kad būtų įvedama paprasta veido rutina. Šita sistema vadinasi skincare, tai yra MLK sistema skincare. Jinai yra vienas dalykas labai nebrangi ir yra tinkanti to moteriam, kurios ieško nebrangaus veido priežiūros varianto. Kitas dalykas, šita sistema, jinai yra dviejų tipų. Jinai yra skirta sausai normaliai odai su rožinė juostele ir yra skirta riebiai mišriai su violetinė juostele. Į ją įeina prausiklis, šveitiklis skrabas, balansuojamasis tonikas ir kremas. Šitos veido sistemos naudojant ryte ir vakare užtenka 3-4 mėnesiam turėtų užtekti ir šitas sistemas, irgi kaip aš ir mėgstu sakyti, aš jau pati išbandžiau ir tarkim ir mano dukra išbandė ir jai labiau patiko taip, kad prausiklis, tarkim, sausai mišriai riebiai, o kremas sausai normaliai. Ja galima ir taip dubliuoti, galima pirkti ir visą rinkinuką. Tai visas rinkinukas kainuoja mūsų klientėms tai 68,50, o mums jisai kainuoja 41,10 centų. Ir tinka mūsų paaugliams ir tiesa, paaugliams tiems, kurie turi neproblematišką veido odą. Nes aš, tarkim, su savo merginom galvoju, kad šita sistema nebus labai efektinga, nes turim stiprių odos problemų ir mes naudojame Clear Proofą. Bet įvesti kai kuriuos produktus visada galima, tai tarkim tiek balansuojamąjį toniką, tiek kremą, drąsiai jos ir tą ir naudos ir darys. Tai va, kam tinka, kaip aš sakiau, pasikartoju, tai tinka jautriai odai, visiems odos tipams, be kvapė, kas svarbiausia, neužkemša porų, nedirgina odos ir nesukelia alergijų, lengva yra ją nuplauti, nesausina odos ir sukurtas, kaip aš sakiau, specialiai mišriai riebiai, sausai normaliai. Ir yra dermatologiškai patikrintas. Šveitiklis. Įeina šveitiklis. Prausiklis, prausiklis riebiai mišriai yra gelinės konsistencijos. Sausai normaliai yra tokios baltos pienelio formos konsistencija ir gerai drėkina. Toliau šveitiklis. Šveitiklis yra su šveičiamosiomis dalelėmis, čia įeina kvarco, tai yra silicio dioksido kvarco dalelės, tai yra mikrogranulės ir kvarco dalelės. Jisai yra naudojamas 2-3 kartus, yra tokios perlinės konsistencijos, labai toks smagus, kas man labai patinka šitoje sistemoje, kad nėra kvapo praktiškai. Ir, kaip aš sakiau, 2-3 kartus galima naudoti tam, kad nušveisti odą. Tik tai primenu taip, kad jeigu yra labai stipriai spuoguota oda, šveitiklių nenaudojam. Naudojam kauras. Tiesa, šveitiklio, kai mes naudojam šitą šveitiklę, su kitais šveitikliais mes jau jo nenaudojam, su retinoliu nenaudojam, su Clear Proof sistema irgi nerekomenduojama naudoti, nes tai yra su silicio
su salicilo rūgštim Clearproof sistema, nenaudoti su kitais šveitikliais ir valomąja kauke ir bei boosteriu, kuris turi AHA ir PH rūgščių, tas valomasis mūsų, ir su Sonic šepetėliu. Šitoj sistemoje nėra parabenų. Ir kas dar? Tai va, taip, tonikas toliau eina. Tonikas yra balansuojamasis, jisai neturi alkoholio sudėtyje, sudėtyje yra antioksidantų, atstato odos pH, nėra alkoholio, pašalina nešvarumus, yra labai švelni formulė, bet turėkit merginos omeny, kad čia yra skirta toms, tai yra paaugliams ir jautriaodėms moteriams, tos, kurios jos tiesiog jau gelbėja odą nuo to, kad yra labai jautri, kad jinai net dar labiau išjautrėtų ir raukšlių jų problema lieka antram plane, o tos, kurios turime mes raukšlių ir mums yra aktualu tos raukšlės, šita sistema jinai yra per silpna, nes čia yra skirta jautriaodėm ir jaunam tipui. Taip, tinka visiems tipams, be kvapia, neužkemša porų, nedirgina odos, nesukelia alergijų. Taip. Toliau, lengvas drėkinamasis kremas. Ir yra drėkinamasis kremas ir yra matizuojantis kremas, tai drėkinamasis yra sausai normaliai odai. Drėkinamojo kremo sudėtyje yra saulėgrąžų aliejus, kuris intensyviai regeneruoja odą ir drėkina. Sudėtyje turi antioksidantų vitaminą E, užtikrina drėkinimą, greitai įsigeria ir tobulai tinka naudojant po makiažo. Tai kam jas rekomenduoti? Toms, kurios ieško tik drėkinimo, kurių mažas yra biudžetas, toms, kurios nori nuo raukšlių, netinka, nes tai yra skirta jaunimui arba jautriaodėm. Matinės kremas, tai yra jisai lengvutis, gelinės konsistencijos, greitai susigeria. Ir gerai drėkina. Tai dabar dar. Nu va, ir viskas. Tai va, merginos, tikrai nuoširdžiai jūs kviečiu pasižiūrėti, paklausyti ir pasimti visas naujienas savo pasilepinimui, nes kai kurie produktai, tarkim, ten kojų, pėdų linija, tai yra kažkas fantastiško ir pėdų tas visas pedikiūro rinkinys, turim galimybę pasidaryti namie, tai ilgai neužtrunka ir toliau yra visi tie riboto kiekio tinkantis vasarai saulės padegimas, po saulio deginimuose tas losjonas, toliau mėtinis pėdų balzavimas, mineralinis kremas su SPF 30, veido sistema, ultradrėkinamoji kaukė, žodžiu, pasirinkimas yra labai platus ir tikrai jūs nudžiugins šitas naujienas. Kitas dalykas, drąsiai sakykite man, kurios norite gyvai išbandyti, nes jau turbūt kitose miestuose mes esame išbandžiusios, kai kur tiesiog visą mėnesį aš važinėsiu tiek į Kėdainiai, Panevėžys, Kaunas, tiesiog rašykite, kas norite išbandyti ir susitiksim ir išbandysim. Tai jums gražių, smagių naujienų degustacijų. Iki malonaus.